Perdegus posūkio lemputei, posūkis pradeda mirksėti greičiau. Kodėl? Tai mašina tiesiog perspėja, kad perdega lemputė. Bet dabar jau perspėjimų gali būti geresnių. Pavyzdžiui, gali užsidegti tekstas perdega lemputė ant panelės. Iš tikrųjų, priežastis yra tokia labiau istorinė. Anksčiau posūkio signalus junginėdavo tokie dalykai. Čia yra šiluma jautri bimetalė juosta. Jeigu mes ją šildom, jinai lenkia. Jeigu mes ją leidžiam atšalti, jinai vėl išsikės. Čia yra mažesnė juosta. Vieną šitos juostos galą pritvirtinam prie laido. Kitą juostos galą priglausime prie elektros lemputės. Lemputė nušvinta. Tuo tarpu per juostą teka elektros srovė. Elektros srovė juostą šildo, šildinamo juostą išsilenkia ir nebeliečia lemputės. Kai nebeliečia lemputės, srovė nebeteka. Dabar juosta šąla ir tiesnės. Ir vėl paliečia mūsų lemputę. Šitaip ciklas prasideda iš naujo ir mūsų lemputė mirks. Bet jei mūsų viena lemputė perdega, teka mažesnė srovė. Mūsų juosta netaip smarkiai kaista ir greičiau atšąla. Kitaip sakant, lemputės mirksi greičiau. Buvo nuspręsta, kad tai yra labai gera indikacija vairuotojui pasikeisti savo lemputes. Ir su tokiu techniniu paveldu mes gyvenam iki šiol.